Super, jo, tai tęsim toliau tą seriją apie tai, kaip priimti malonę. Žinau, naudinga kažkiek iš tų, kas jo atsiranda, jo, vat, pradedi suvokti, jo, kas kieno pusėje, jo, kad Dievas yra davęs malonę ir aš su to negaliu pakeisti. Aš negaliu pakeisti malonės ribas, aš galiu, aišku, ją mažinti savo gyvenime, jo, sakykime, nepriimti malonę išgydymui. Netikiu, nėra malonės išgydymui, tvarkoj, gyveni be išgydymo. Bet aš negaliu jos išplėsti, sakykime. Yra malonė ten svetimavimo, pavyzdžiui. Nėra malonė svetimavimo. Taip, Dievas atleidžia tavo klaidas, bet Dievas niekada nelaimins to dalyko. Jo, jisai tave išlaisvins iš tų klaidų, be abejo, jis tave myli ir nuodėmė nepakeičia Dievo požiūrį į tave. Jeigu nuodėmė pakeistų Dievo požiūrį į tave ir mane, tai iš vis išgelbėjimų nebūtų. Dievas taip pamilo pasaulį, kad atidavė viengimį sūnų. Tai atsiprašom, tuo laiku iš vis nebuvo nei vieno atgimusio žmogaus. Tai buvo žmonės, kurie bandė įstatymą išpildyti, kurie pavadinti teisėsiais jo Senajame testamente. Bet bet pats Jėzus sako, kad visi nusidėjo. Tai reiškia ir tie žmonės, kurie stengiasi Dievo atžvilgiu, jie vis vien yra nusidėjėliai. Neįmanoma Dievo įstatymą išpildyti. Jo, Romiečiams 6:20, man atrodo. Labai aiškiai parašyta, kad įstatymą išpildyti neįmanoma. Kam jo reikia? Tam, kad pažinti, kas yra nuodėmė. Taigi, mes kalbam apie tai, čia jau 6 dalis, mes kalbam apie tai, kaip priimti malonę į savo gyvenimą. Ir mūsų atraminės rašto vietos, nuo kurių mes pradėjome ir pastoviai prisiminam, tai yra Efeziečiams 2:8-9, nes jūs esate išgelbėti malonę per tikėjimą. Ir tai ne iš jūsų, tai Dievo dovana ir ne dėl darbų, kad nei vienas nesigirtų. Taigi, mes esame išgelbėti malonę per tikėjimą. Mums reikia 2 dalykų. Mums reikia malonės ir mums reikia tikėjimo. Taigi, pirmiausia, mums reikia suvokti, kam yra malonė, kam nėra malonės. Tai yra irgi labai labai svarbu, ką ir paminėjau. Ar yra malonė, kad aš būčiau sveikas? Ar yra malonė, kad aš būčiau paruoštas bet kokiam geram darbui? Tai reiškia, kad aš nesu skurdžius, kad aš negyvenu jo skurdžiai. Todėl, kad šitoje sferoje irgi labai daug visko, ten kažkas aiškina, kad visi apaštalai skurdžiai gyveno, bet vėl keistai skamba, skaitykim raštą. Kaip minimum 2 iš jų, ne 2, 3 išeina, žvejai, kurie turėjo savo valtis. Ta prasme, visi įranga su tinklais, ten su viskom, kas buvo tais laikais. Po to ten buvo, reiškia, meistras dirbti su akmenim. Tai irgi amatas, kuris, labai toks rimtas. Pats Jėzus buvo amatininkas, jis dailydė. Paskui, kas ten dar buvo? Buvo žmogus, kuris užsiminėjo nekilnojamu turtu greičiausiai, tai Judas, jis su finansais labai gerai tvarkėsi. Ta prasme, tos išvados, kad jie yra, skurdžiai gyveno, jos iš piršto laužtos, ta prasme, taip nėra. Jie visi žmonės, kurie turėjo arba savo verslus, arba savo amatus. Ir, reikia aiškiai labai suvokti, kam yra malonė. Ir aplamai, jeigu mes žiūrėsim į Bibliją, Dovydas, Abraomas, Izaokas, Jokūbas, čia vardinti ir vardinti, ta prasme, nėra per skurdžius nei vieno žodžio. Atvirkščiai patarlėse parašyta, kad teisusi niekada nemačiau teisiojo iš tų išteistą ranką. O mes visi esam teisėjai per Jėzų Kristų. Jėzus mus padarė jo teisėjaisiais, jo akivaizdai ir pastatė švariais Dievo Tėvo akivaizdai. Taigi, pirmas momentas labai svarbus suvokti, kam yra malonė, o kam jos nėra. Bet tai ne viskas. Jeigu aš sužinojau, kad Dievas gydo, kad Dievo malonė yra, kad aš būčiau išgydytas, tai nevyksta automatiškai mano gyvenime. Man reikia patikėti, kad tai yra tiesa. Informacija ir tikėjimas, mes praeitą kartą kalbėjom, kad aš žinau ir dabar ar aš tikiu. Aš galiu žinoti daug dalykų, bet vienais dalykais aš tikiu, o kitais dalykais aš netikiu. Suprantat, čia irgi labai aiškiai reikia suvokti, todėl kad daugeliu žmonių galvoj yra atvirkščiai ir mano galvoj ilgą laiką buvo atvirkščiai. Aš galvojau, kad žinojimas aukščiau už tikėjimą. Bet taip nėra. Tu negali tikėti tom, ko tu nežinai. Supranti, tu išgirdai Evangeliją ir iš Dievo malonės tu ją patikėjai. Ir tu patikėjai ir per tai tu išsigelbėjai.
Supranti? Dievas nori, kad tu būtum išgelbėtas. Taip. Tai reiškia, ko reikia? Patikėk. Ir jūs turbūt irgi susidūrė su žmonėm, kuriems jūs liūdėjat, grynai Evangeliją. O jie, tai ko trūksta? Jeigu būtų vien tik tai malonės pakanka, tai viskas, tai žmogus kaip ir neturėtų pasirinkimo netgi. Jo, tu jam pasakėjai kaip kokį tą abrakadabrą kažkokią, jo. Pasakėjai ir jisai, pum, ir viskas. Ir nebe alkoholikas. Bum, ir nebe narkomanas, žinai. Op, ir išgelbės. Taip neveikia. Veikia žmogus įtiki ir tada jisai atgimsta iš aukšto ir kaip taisyklė pasitraukia visi ten priklausomybės, kažkokie baisus dalykai. Šventoji dvasia tiesiog pradeda jos stumti iš mūsų vidaus. Jo, ir tai pasitraukia. Taigi, jo, mes kalbėjom apie visus tos dalykus. Jo, čia yra jau 6 dalis. Mes kalbėjom apie mūsų valgomąją druską, jo, apie 2 stovyklas tikinčiųjų, kalbėjom apie Abraomą, mūsų nuostabų. Va, dar viena atraminė vieta labai svarbi, tai yra Romiečiams 5:2, per kurį tikėjimu pasiekėme tą malonę, kurioje stovime ir džiaugiamės Dievo šlovės viltimi. Per kurį, tai yra per Jėzų, tikėjimu pasiekėme tą malonę. Jo, tai iš tos rašto vietos, anglų kalboj labai fainiai tas žodis išvertas, access žodis panaudotas. Tai yra, jeigu lietuviškai, tai būtų prieiga. Čia gaunasi, kad kaip va tas PIN kodas. Pavyzdžiui, pas tave korteliai yra pinigų, jo, bet tu... bus. Tai va, kada bus pas tave pinigų, jo, skelbiam, kad bus, tada tau, kad juos paimti, iš principo džiaugsmingas dalykas, jo. O, vam, tu gauni žinutę, yra pinigų. Ką tu darai? Tu eini prie bankomato, sakykim, tau reikia grinų, ir tu įkiši kortelę ir tavęs klausia access code, tai yra prieimo kodas. Ir jeigu tu žinai, tu surinki, tau į rankas prikrenta. Tai vat kažkas panašaus čia, va tas žodis panaudotas, access, ta prasme prieiga. Malonė yra, tai tikėjimas kaip va tas kodas. Tu tik surinki ir malonė byra į tavo gyvenimą. Byra į šeimą, į vaikus, į vyrą, į žmoną, į tėvus, byra. Kaip tas prieimo kodas, jo, tikėjimas. Tai va, tai čia viena iš tokių atraminių raštų vietų, kurią irgi labai fainai būtų atsiminti ir žinoti. Va, taigi mes va tos dalykus įsiaiškinom, tai aš jau nebekartoju, čia labai daug visko, kas neklausė, kviečiu pasiklausyti. Tai bus palaiminimas. Va, o šiandien mes eisim prie tokio labai įdomaus dalyko. Reiškia, toj pačioj temai, judant toliau, jo, mes įsiaiškinom, kad va yra malonė. Kad įsiaiškint, kas yra malonė, mums reikia be abejo Dievo žodžio. Vėlgi, kas Dievo žodėje parašyta? Kažkas, kas meldžiasi, kad te būna Dievo valia ir mes jos nežinom, be abejo visos Dievo valios. Mes nežinom, bet mes žinom tai, ką mums reikia žinoti, kaip sakyti, Dievas atskleidė. Vat ką aš jau minėjau. Sveikata, aprūpinimas, taika, ramybė, visiems šitiem dalykam, išgelbėjimas, pavyzdžiui. Ar Dievas nori, kad visi būtų išgelbėti? Tiesiai šviesiai parašyta jo, kad Dievas nori, kad visi išsigelbėtų ir pažintų tiesą. Tai čia nereikia melstis. Ar tavo kaimynas, Dievas nori, kad tavo kaimynas būtų išgelbėtas, pavyzdžiui. Jo, todėl kad, yra iš tikrųjų tokių atvejų, kai, kitose denominacijose, realūs atvejai, kai žmona išgelbėta, bet jinai visiškai įsitikinusi, kad jos vyras neskirtas išgelbėjimui ir viskas, jinai su juo gyvena, bet tu čia, vienu žodžiu, tu eisi į pragarą, ką daryti, tai Dievas nusprendė. O jinai keliaus su viešpačiu, viskas į rojų. Ačiū Dievui, kad jisai išgirdo Evangeliją, jisai sužinojo, kad tai nėra nuspręsta, kad Dievas nori, kad jis išsigelbėtų. Jis išsigelbėjo, ačiū Dievui. Būdamas jau labai garbingo amžiaus, ačiū Dievui, Dievas jį ir laikė turbūt, kad ateitų ta žinia pas jį ir jisai pasirinko išgelbėjimą ir išsigelbėjo. Bet, yra ir tokių kazusų, yra ir tokių įdomių denominacijų, kur iš tikrųjų žmonės sako, va, mes išgelbėti, o jūs ne, jūs visi varot tą. Tai, jo, mums nereikia melstis dėl Dievo valios daugelyje sričių, tokių, sakykime, kasdieninių sričių, labai aiškių sričių. Ir jinai labai aiškiai yra apreikšta. Taigi, kam yra Dievo malonė, didžiąją dalimi mes labai aiškiai suvokiam. Jo? Ir tai niekada neprieštraus Dievo žodžiui. Jo? Ar vogti yra Dievo malonė? Skaityk įstatymą, jo, kad pažinti, kas yra nuodėmė. Nevok parašyti labai aiškiai. Reiškia, nevok, viskas labai paprasta. Visom formom, kaip tai bebūtų. Vagystė tai yra blogai. Va,
Bet toliau mes įsiaiškinom, kad mums reikia tikėjimo, kad mums reikia tikėti tuom, ką Dievas išlaisvino kaip malonę. Ir mes irgi su jumis žinom, vėlgi iš Dievo žodžio, kad tikėjimas ateina per Dievo žodžio klausimą. Per Dievo žodžio klausimą. Ir būtent taip, tik tai paminėsiu dar svarbu tokį dalyką, kad mums svarbu žiūrėti būtent į Dievo žodį, o ne į darbus žmonių, kurie patikėjo. Ką aš turiu omeny? Kad jeigu žmogus gavo iš Dievo, kad jis yra išgydytas ir jo sekantis žingsnis jisai atsisako ten, pavyzdžiui, medicinos, atsisako ten, pavyzdžiui, insulino injekcijų ir sako, aš esu išgydytas Jėzaus žaizdomis. Ir viskas tvarkoja, ta prasme, jisai realiai išgydytas, ar ten jį, ar jis. Ir mes po to sako, aš irgi sergu ten diabetu, tai man reikia atsisakyti insulino ir aš tada būsiu išgydytas. Ne iš kažkieno tikėjimo darbų tavo tikėjimas auga. Tavo tikėjimas stiprėja arba valosi, galim tikliau pasakyti, nuo netikėjimo. Dėl Dievo žodžio, o ne dėl darbų tikėjimo. Suprantat, čia irgi labai svarbus aspektas. Mums nereikia pamėgdžioti kitų žmonių tikėjimo darbus, mums reikia geriau sužinoti, o kaip tu taip įsitvirtinai. Gal jis tau kažką tai padės. Ir būtent apie tai aš noriu kalbėti šiandien. Kaip gilintis į Dievo žodį. Nes kažkas tiesiai šviesiai sako, blemba, liūdna, sako, skaityti tą žodį, kažką gilintis, kažką ten tiek daug tų skyrių, tie vardai neištarsi, neperskaitysi, atsiminti sunkiai, nejaugi čia yra tas kelias toks sunkus ir toks liūdnas, žinai. Pirmiausia, ačiū Dievui, kad mes turim mokytojus ir Dievas tom pasirūpina, čia vėlgi ne žmonių išmislas, o tai yra Dievo sugalvotas dalykas, yra duotos dovanos mokytojų, pastorių, jo pranašų ten ir taip toliau. Ir tai yra tam, kad statydinti bažnyčią. Tai reiškia, kad mes galim ir turim klausytis jo, būti tame mokyme. Pagaliau pats Jėzus pasakė, kad eikit ir išmokinkit visų tautų žmonės. Jo. Visa kalba eina apie Jėzaus mokinius. Prasme, kiekvieno krikščionio statusas iš tikrųjų turėtų būti mokinys. Pirmiausia, turėtų būti mokinys, nes aš mokinuosi iš Jėzaus. O Jėzus tau parodys tos mokytojus, su kuriais tu galėtum judėti šiam etapė kaip minimum. Yra galimybė, kad tu perauksi galbūt. Gal šitas mokytojas tave sustiprins tam tikroj srity, padės tau, o kitoj srity gal reikės kito mokytojo, viskas tvarkoj. Bet faktas, kad tai yra mūsų statusas ir mūsų santykiai su viešpačiu kaip mokinių. Mes mokinamės. Bet pagrindas tai visada žodis. Koks be būtų fainas mokytojas, ar tai aš, ar tai dar kažkas tai, jūs savarankiškai turit gilintis į žodį ir matyti. Ir šventoji dvasia jūs mokins. Ir Izaijas apie tai kalbėjo, kad ateis laikas, kai aš parašysiu įstatymą ant jų širdžių ir nereikės mokytojų, nes aš pats juos mokinsiu kiekvieną. Tai čia ir yra tas laikas, kai šventoji dvasia mumise, nes tas mokytojas fizinis, tas žmogus, jisai gali tave užvesti ant kažkokios tai temos. Bet tau reikia su to tikroju mokytoju, su šventa dvasia per raštą sudėti tos akcentus, įtvirtinti, kad tai taptų tavo apreiškimas. Nuo to, kad ten Martinas turi apreiškimą apie kažką tai, tai tau nepadės. Ta prasme, tu negalėsi toj sudėtingai situacijai sakyti, ten Martinas tiki, kad jisai išgydytas, jisai neserga, tai ir aš tipo nesirgsiu. Taip neveikia. Supranti, tau reikia tavo asmeninio apreiškimo. Amen. Ačiū Dievui, tegul ir taip veikia. Tai dabar padarysim tokį labai įdomų eksperimentą, brangiai. Paprašysiu jūs užsimerkti trumpam. Dabar žiūrėkit, pirmą ką, kokį paveikslą turėsit, man pasakysit. Sakau, šuo. Kokį paveikslą tu turėjai? Viskas, galit atsimerkti. Ne, šuo. Kokia asociacija? Gerai. Kokia pas tave? Draugas. Kokia? Nėra asociacijos jokios? Kaip taip? Gerai, dabar vėliau.
Kai pasakau kažkokį, gerai, pasakysiu lėktuvas. Kelionės. Kelionė. Lagaminai, kelionė. Aha. Įspūdžiai. Judita, ką tu? Nieko. Ką aš noriu parodyti? Kad kada aš jums sakau kažkokį tai žodį, jūs matot kažkokį tai paveikslą. Ar aš neteisus? Ir kuriuose vietose tai, pavyzdžiui, kaip pasako man yra toks tabų. Nu gerai, pasakau parduotuvę. Kokį iškart parduotuvę? Kremšukai, lygas. Va, kažkokios prekės. Jo? Ką aš noriu parodyti, brangiai? Kad mūsų sąmonė sukurta taip, kūrėjo, kad mes mastom vaizdais. Mes nemastom parašytais žodžiais. Suprantat? Mes galvojam kaip tokiais paveiksliukais, kaip tokiais filmais. Suprantat? Vat pavyzdžiui, dar vienas toksai galėtų būti įdomus dalykas. O dabar užduosiu klausimą, kas galite iš karto greitai atsakyti. Kiek tavo namie yra langų? Daug. Bet žiūrėk, jeigu aš tau dabar duosiu laiko, gali suskaičiuoti, kiek langų? Ką tu naudosi? Vaizduotė. Tu prisiminsi vieną kambarį, prisiminsi antrą, trečią, ten rūsį, galbūt ten, nežinau, kiek pas tavai tų kambarių, kiek ten visko. Tin. Ir iš principo, turbūt suskaičiuosi, jo, be problemų. Kaip plius minus. Va, matai, jau kažkas pasinaudojo kom vaizduotė, jo. Tu to skaičių nežinojai. Tu nevaikštai su mintimi, kiek pas mane, nu nebent tu neseniai keitei ir galbūt ten, jo, kai reikėjo tokią sąmatą apmokėti, tai gal tau. Valyti norėjau nusamdyti. Ai, nu va. Va, tai ką aš noriu pasakyti? Kad mes mastom paveikslais. Ir tai ne šiaip savo, kad tai sukurta yra kūrėjo, tai sukurta yra viešpatis. Ir va ta vaizduotė, kuri mums duota, jinai iš tikrųjų duota tam, kad mes pieštumėm kartu su viešpačiu paveikslus. Suprantat? Kad mums reikia, skaitant žodį, gilinantis į žodį, mums reikia, kad tie žodžiai asocijuotųsi su paveikslais. Jeigu žodį, kurį jūs skaitot, neasocijuojasi su jokiu paveikslu, tas žodis neprikimba jumise. Suprantat? Kur yra viena iš tokių fiškių, gudrybių, galim pasakyti. O žiūrėkit, kaip veikia fantastiškai neigiamą vaizduotę. Jo? Mes antiek pripratę dar iš praeito gyvenimo greitai suvaizduoti, kaip sakyti, nupiešti visą filmą dėl to ar ano, ten vaikas nepaskambino laiku sutartų. Jis ten, aš nevardinsiu tų dalykų. Arba ten neišmokėjo tam tikrą dieną algą. Bam, tu žeiniai, žiūri, sąskaitoj nėra. Tai turbūt, o kaip aš tada, o kaip mes, gydytojas davė kažkokią ten, oi pas jūs tas. Tai kaipgi mano vaikai, tai kaip čia, kaip kažkas ten iki to, kaip aš karste atrodysiu, jau pradeda mąstyti, supranti, kaip ten reikia ten drabužius paruošti ir taip toliau. Ta prasme, ką aš noriu pasakyti, kad velnias labai efektyviai išmokino mus naudoti vaizduotę, kurią davė Dievas, tam, kad piešti neigiamus dalykus. O mes esam kūrėjai. Dievas taip sukūrė, kad mes viskas prieš tai, kas atsiranda fiziniam pasaulyje, iš pradžio atsiranda mūsų prote arba širdį, arba ir ten. Ką jūs bedarytumėt? Kai jūs ieškot ten, tegul būna mašina, jo? Jūs kažką tai turit, kaina nėra vienintelis dalykas, be abejo, kaina svarbu, bet jūs įsivaizduojat, norėčiau, kad jinai būtų ten raudona, arba ten geltona, arba dar kažkokia, jo, norėčiau, kad ten tokia, arba tokia. Tas pats su namu, tas pats su baldais, tas pats su daugeliu dalykų. Jūs turit paveiksliuką. Jūs aiškiai žinot, ko jūs norit. Dažniausiai. Arba jūs veda prie to. Aš dirbu jo su projektavimu, tai žmonėms reikia užduoti klausimus, todėl kad, ką tu jam suprojektuosi, jisai nori namo, noriu namo, gerai. O ko tu nori?
Tu nori tokio, ai ne, aš noriu va tokio, tada va taip, o gal tu nori dar va čia kambarys, kad būtų, arba čia kažkas, jo noriu, tada va taip, supranti, ir prasideda modeliavimas, tu pradedi kurti paveikslą savo viduje. Ir dabar jau technologijas leidžia, netgi tu gali virtualiai, tu gali sukūręs per programą tai, ko žmogus nori, tu gali jam uždėti akinius ir jisai gali netgi pavaikščioti po savo namą būsimą. Ir pajausti, oi palauk, va čia gal galima langą dar padaryti. Jo, galim padaryti čia langą, žinai, kad čia būtų langas, o čia gal nereikia lango, žinai, ten viskas. Tai va, brangiai, tai Dievas davė mums vaizduotę pirmiausia. Tam, kad mes ją naudotumėm, kad žodis taptų gyvų mumise. Ir kada mes tą dalyką pradedam suvokti, mums reikia tai tiesiog pradėti daryti savo gyvenime. Suprantat? Aš skaitau Dievo žodį, aš turiu nusipiešti tą paveikslą. Ir pradžioj, jeigu jūs to niekada nedarėt, aš nežinau, gal darėt, gal ne, tai gali būti sudėtinga, todėl kad tai, neįprasta. Mums paprasčiau nupiešti neigiamus dalykus. Mums paprasčiau yra kažką tai tokio ten blogo ir pas mus ten automatiškai filmus dalina. Mums reikia sugriauti tą sistemą. Mums reikia sugriauti vieną sistemą ir sukurti kitą sistemą, kuriai ir duota mūsų vaizduotė. Ir žiūrėkit, aš kad nebūčiau jo visai tuščia, be Dievo žodžio, perskaitysiu kelias rašto vietas labai įdomias. Pradžios knyga 6.5. Viešpats matydamas, kad žmonių nedorybė žemėje buvo didelės ir jų širdies siekiai buvo vien tik pikti. Tai tie širdies siekiai, tas žodis, viena iš jo reikšmių ir yra vaizduotė. Kodėl Dievas atsiuntė tvaną? Todėl, kad įsivaizduokit, visi žmonės norėjo, įsivaizdavo, modeliavo, galim šiuolaikiškai pasakyti, savo protę, tik neigiamus dalykus. Tik tai mirti, tik tai prievarta, tik tai dar nežinau ką ten, nevardinsiu visų tų šlykštybių. Suprantat? Dievas pamatė, kad viskas, ateities nėra, gelbėtojo nėra, o žmonių protai yra užkrėsti to virusu. Jie vien tik tai neigiamus dalykus masto, svajoja ir žada įvykdyti. Nes dar įdomus dalykas, kad, kitą rašto vietą perskaitysiu. Pradžios 11.6, čia apie tą Babelio bokštą. Ir Dievas tarė, jie yra viena tauta ir visi kalba viena kalba. Jie pradėjo tai daryti ir nėra nieko, ko jie negalėtų pasiekti, jeigu nusprendžia. Ir tas žodis nusprendžia irgi žodis, kuris verčiasi kaip vaizduotė. Ta prasme, jie turi vieną viziją, kitaip kalbant. Mes galėtumėm pasakyti, mes turim, ten, pavyzdžiui, žmogus turi viziją kažkokią, jo, jisai mato, kur mes judam. Pavyzdžiui, Dievas mums davė viziją, jo, maloni banga, ką daryti, kur judėti. Tai yra iš Dievo ir tai aiškiai spindi. Jo, ir kada mes kartu dar susijungiam ties tos vizijos, jo, kokią jėgą. Ir žiūrėkit, tame jėga yra didžiulė. Kalbant apie tą Babelio bokštą, net Dievas įsipainioja. Jis sako, jie turi vieną paveiksliuką, jie turi vieną, vaizduotėj tą paveikslą ir jiems nėra nieko neįmanoma. Jie gali tai padaryti, jie gali tai pasiekti. Ir Dievas supainioja ten kalbas ten ir taip toliau, kad jie to nepasiektų. Dievas įsiterpia į tuos dalykus. Bet ką aš noriu parodyti? Aš noriu jums parodyti, kad vaizduotė yra be galo svarbu. Mums dažniausiai yra labai nuvertinta šitas dalykas. Pas mus vaizduotė asocijuojasi su kažkokiais multikais, kažkokiom kvailom fantastikom, kažkokiom kvailom svajonėm. Ten čia tipo vaikystė, čia nerimta. Ir čia to mums nereikia, mes tai metam laukan ir viskas. Bet taip nėra. Žiūrėkit, per sapnus, kiek gauna daug Biblijos veikėjai, jo, mes apie sapnus skaitom, kai gauna sapną ir tie sapnai išsipildo. Jo, tai irgi yra vaizduotės dalis. Kai Dievas naudoja tuos kažkokius tai dalykus, kuriuos tu žinai, kad tau nupiešti kažką tai, ar apie tavo ateitį, arba apie tai, kas galbūt, kažkokie pavojai gresia. Ir, yra begalė liudijimų iš tikrųjų apie tai, jo, gal ir jūsų gyvenime tai yra. Ir padeda to išvengti. Taigi, visur yra vaizduotė. Tai kaip atgaivinti tą Dievo žodžio nagrinėjimą,
kaip jį padaryti daug veiksmingesnių pirmiausia ir įdomesnių, tai yra asocijuoti paveikslus. Šitoj vietoj mums padeda filmai, pavyzdžiui, krikščioniški filmai. Geras dalykas, tik su jais problema, kad, jisai gali netitikti švento rašto. Ten būna, kaip pažiūri, kaip aš užpraeitą ar kelintą kartą minėjau, kai ten, pavyzdžiui, Abraomas, ten jisai grūmėsi su viešpačiu, ar jam aukoti Izaoką ar neaukoti, nėra tokio rašte. Supranti, ir tu pažiūrėjęs tokį vaizdą, tu jau gali turėti melagingą vaizdą savyje. Supranti, tai su filmais yra, ir pliusas, ir minusas jo. Bet kai jūs skaitot raštą ir besimeldžiant su viešpačiu, viešpatį parodyk man, tai gali būti, pavyzdžiui, jau kažkokia jūsų pergalė. Pavyzdžiui, kai aš skaitau, kad Jėzaus žaizdomis aš esu išgydytas, aš prisimenu apie tai, kai ten dingo akmuo iš mano inkstų jo. Aš prisimenu apie tai, kad ten iš tos ligos Dievas išgydė, iš tos išgydė. Man tai jau yra paveikslas, tai ne tiesiog žodžiai, jo, Jėzaus žaizdomis esu išgydytas. Ir ką tai reiškia? Arba gali būti tai asociacija su kryžiumi. Jo, tas Melo Gibsono filmas labai stiprus, jau kas liečia Jėzaus žaizdų, jo, tai labai jo Kristaus kančia. Tai gali būti jo asociacija, paveikslas. Po to mes galim, skaitant kažkokią istoriją, trumpą istoriją ten apie Jėzaus kažkokius veiksmus, jo arba Senojo testamento, pasistengti tai pamatyti iš vieno iš dalyvių akių arba iš visų galbūt. Kaip, pavyzdžiui, Dovydas išėjo prieš tą Galiotą. Kokio dydžio Galiotas? Jo, ten parašyta kokio dydžio, bet o ką tai reiškia? Kažkas perskaitė ten tiek tų alkūnių, mes alkūniam nieko nematojam, tai iš vis neįsivaizduoju iš tikrųjų, koks tas Galiotas. Tai galima įsivaizduoti, galima nusibriežti savo sienos, jeigu jos užtenka, arba dar kažkaip tai jo padaryti. Ir tu turėsi paveikslą, tu turėsi jau paveiksliuką savyje, kai priešas prieš tave išves kažkokį tai Galiotą. Tu jau būsi drąsesnis, nes tu jau matei paveikslą, kaip yra nugalėtas tas, kuris didesnis už tave. Pavyzdžiui, ten 17 ar 18, man atrodo, psalmiai, ten Dovydas meldžiasi, aš dėkoju to viešpate, kad tu išlaisvinai mane iš rankų tų, kurie yra daug stipresni už mane. Ką tai reiškia? Vėlgi kažkokios asociacijos, gal kažkas stipresnis sugalvojo tave sudraskyti, arba kažkam patiko tai, ką tu turi ir jisai nori iš tavęs atimti ir jisai daug stipresnis. Bet Dievas tau sako, kad jis tave išgelbės iš rankų to, kuris daug už tave stipresnis. Ir tu jau turi paveikslą, tu jau turi vaizduoti kažką, tai daug stipriau. Tas pats su išgydymais. Ar jūs kada nors bandėte įsivaizduoti, kad jūs uždedat rankas ir žmogus pagyja? Kad jūs uždedat rankas ir žmogus prisikelia? Suprantat? Tai suprantat, nes... Super, Dievas ragina, Dievas stimuliuoja, sako, davai, pabandyk, įsivaizduok. Todėl, kad, suprantat, tuose dalykuose jūs pamatysit, kai pradėsit daryti, jūs pamatysit kai kurias tvirtovės. O kaip čia aš taip galiu? Supranti? Pavyzdžiui, tu esi Dievo teisumas. Oho, ir kaip tai atrodo? Negali būti, jo? O kada aš Dievo teisumas? Dievo žodis taip sako, kad tu esi Dievo teisumas. Tai kaip tai atrodo? Tai turbūt ir aprangos atžvilgių kažkaip atrodo, ir ten visų kitų reikalų, ta prasme, gal tai surišta su tom, kas šalia tavęs, arba ką tu gali. Kaip tai atrodo? Kas tai paveikslas? Tai ne tiesiog turi būti žodžiai, ne tiesiog tai parašyta. Ir ką? Nežinau. Supranti? Bet šitas dalykas tau labai padės. Nes, žiūrėkit, kas parašyta patarlėse, 23:7. Nes kaip žmogus galvoja savo širdyje, toks jis ir yra. Jo, Dievo žodis taip sako. Ir ten pasmatame skaitom jo, kad lūpos kalba, čia jau Jėzaus žodžiai, lūpos kalba tai, ko pertekusi širdis. Ir mes galim labai aiškiai pamatyti. Žmogus sako, jo, aš tikiu ten, o pradeda kažką pasakoti ir tu pradedi suprasti, kad jis tuom, jeigu ir tiki, tai labai kukliai, ta prasme, o gal ir iš vis netiki. Čia yra tokia, žinot, lozungas užrašytas ten kažkur tai čia ant smegenų, kai aš bendrausiu su tikinčiaisiais, man taip reikia pasakyti, reikia parašyti. Bet esmė, kas yra tavo širdį, kom tu tiki.
O tavo lūpos tave išduos. Nori, nenori, anksčiau ar vėliau. Jos tave išduos. Bet čia ne apie pasmerkimą, čia tiesiog tau pačiam suprasti. O ko pilna mano širdis? Jeigu ateina problema ir aš ją greunu, aš ten nedrebu, aš ten sakau išgydymas, o ne mirtis. Aš sakau atstatymas, o ne praradimas. Supranti? Tai aišku, kuom tu tiki, kas yra tavo širdį, jo? Jeigu tu tai, aišku, ne publikai darai, o jeigu, tai realiai tu darai ten, kai mato tik Dievas ir tu, jo? Va, tai čia, vėlgi, jo, čia ne apie pasmerkimą, čia apie tai, kad susivokti, kas yra mano širdį, pripildyti tą širdį tais gražiais paveikslais iš Dievo, nes viskas iš ten gimsta. Dar vienas iš vertimų žodžio reiškia vaizduotę, tai yra moters įsčios. Įsivaizduojat, kaip įdomu. Gaunasi va ta asociacija, kai mes žinom, jo, mes jau nagrinėjom tą dalyką, kad Dievo žodis tai yra siekla, jo, o žmogaus širdis tai yra dirva. Tai vėlgi, visus tos dalykus sujungus mes matom tą paveikslą, kad moteris turi viską, jinai paruošta tam, kad išnešioti sieklą. Bet be sieklos nuostabi galbūt dirva, viskas puikiai paruošta, bet reikalinga siekla. Tai tai yra tas pats žodis. Moters įsčios reikia paimti Dievo žodį, įdėti į savo vaizduotę, kurioje užauga tai, ką Dievas tau pažadėjo. Tu pradedi tai auginti. Ir aišku, aš turiu iš karto pasakyti, kad, jeigu jūs ypač to nedarėt niekada, tai nesitikėkit, kad tai taip bus. Deja, ne. Čia jau reikės tos valios, jo. Dievo karalystė įmama jėga. Aš žinau, kad tai yra Dievo žodis ir aš tai pradedu daryti. Aš stabdau pirmiausia tą neigiamą vaizduotę. Jeigu kažkas neigiamo ir įvyko, aš nepešiu pratęsimo. Labai dažnai mes apie žmonės būna. Žmogus ten, nežinau, kažką padarė ir mes iš karto jam, čia turbūt turime omeny, kad jis ten išvis, ten, žinai, ten ką tu. O po to paaiškėja, kad, tiesiog kažkokia buvo situacija. Aš nekalbu ten apie tęstinius dalykus, aš kalbu apie vienkartinius dalykus. Jo, kai kažkas iššoka ir ten iš karto mes bandom nupiešti jau kažkokią neigiamą paveikslą. Ne. Kodėl? Kodėl nenupiešti gerą paveikslą? Kodėl nenupiešti ir laukti gerų dalykų? Juk Viešpats su mumis, juk Dievas už mus, juk Jis davė mums ateitį su viltimi. Jo, Jeremijas kalba. Tai palaukit, tai tada netgi ir sako, kad mylintiems Dievą, jo pašauktiems pagal jo valią, viskas išeina į gerą. Tai reiškia, netgi jeigu neigiami dalykai ateina į mano gyvenimą, pirmiausia, tai ne iš Dievo, bet netgi tai Dievas pavers į gerą kažkokiu tai būdu. Tai mums iš principo, jau kam, o mums su jumis reikia laukti gerų dalykų. Matai, kaip įdomi, atrodė, wow, kas įvyko, nukritau jo ten į griovį, bet prašau, kaip viskas fainiai susidėliojo ir pats gražiausias kritimas gavosi. Tai brangiai, jo, dar vieną rašto vietą galiu paminėti Izaijo 26:3, kur parašyta, kad tam, kuris savo mintis laiko manyje, jo, išlaiko mano žodyje, aš tą išlaikau tobulam pasauliui. Jo, ten skirtingose vertimuose skirtingai tai verčiama, čia apie tą temą, Gitana, kur tu klausai tada. Jo, Senajame testamente, ypač kas liečia patarlių, psalmių, ten kai kurie dalykai išversti atrodo, skirtingi dalykai, nes tie žodžiai labai sudėtingi ir turi daug reikšmių. Ir čia jau vertėjas pagal savo supratimą, ar ten vertėjų dažniausiai kažkiek būna, jo, supranta jo, kad reikia būtent šitas reikšmės panaudoti ir kažkokią išmintį iš to išeiti. Aš nemanau, kad tai yra problema, nes nėra tokių dalykų, bent jau aš nesu dar radęs tokių dalykų, kurie taip rimtai prieštarautų. Dažniausiai tai praturtinimas. Bet kalbant apie Izaijo 26:3, jeigu mes žiūrim vėlgi tą originalų žodį, kuris reiškia mintis, mind anglų kalboj, tai pagal tą kaip jis ten vadinasi. Vienu žodžiu, tai visi žodžiai, jie yra pranumeruoti patogumui, kad juos nagrinėti, čia jau kas nori eiti giliau, ten tas numeris 3336. Tai jis irgi gimsta iš žodžio pastoti. Supranti, kad tu Dievo žodžiu
duodi pastoti savo vaizduotėj. Supranti, ir augini ten tą projektą, tą vaikelį, tą kūdikį, jo, tą pažadą, jo jisai auga, jo ir su vaizduotė tu tai darai, tu pradedi tai matyti viduj ir kada tai jau ateina, jau kalbant, pavyzdžiui, apie ten žmogaus prikėlimą, jo, jeigu tu tai darei savo protę, nu tu jau tiksliai netai būsi išsigandęs, jeigu tai ateis tavo fiziniam gyvenime, nes, nu tai kažkokia krizė, tai faktas, kai tai nebus, žinot, viskas gražu, šlovinimas, tau atneša lavoną ir tu čia uždedi rankas ir jisai atsikelia, žinai, nu labai abejoju, kad tai bus. Greičiausiai tai bus kažkokia ekstremali situacija, arba kažkoks, nežinau, avarija šalia tavęs, arba dar kažkas, tai kai reikia melstis už žmogaus prisikėlimą, čia, žinai, čia visada kažkokia baisi krizė. Tai vat, kad nebūti paralyžiuotam tokioje situacijoje, jo, jeigu tu jau turėjai tą paveikslą, tai bus visiškai kitas vaizdas, jo, bus visiškai kita drąsa, bus visiškai kitas ryžtas, jo, jeigu tu jau tai matei savo viduje. Pavyzdžiui, vat kas liečia lygų, tai čia ypatingai svarbu, ta prasme, ar tu matei save sveiką? Vat aš dabar bendrauju su žmogum, jis pastoviai kalba apie savo lygas, jis pastoviai kalba, kaip tai baisu, kaip pas jį čia, kaip pas jį ten, kaip jis ten. Ir aš nesakau, kad tai yra nebaisu, tai iš tikrųjų yra baisu, bet aš sakau, jeigu tu liksi susifokusavęs ant to, tu iš to niekada neišeisi. Kaip bebūtų liūdna. Dievas tave myli. Dievas davė visą jėgą, kad tave išgydyti. Dievas praliejo kraują, Dievas viską padarė. Bet tau, brangusis, reikia atsiplėšti nuo to ir pažvelgti į jį. Pažiūrėti į tą malonę sostą, pažiūrėti į tą pergalės Dievą, matyti jo paveikslą, matyti jo akis, jo, būti su juo, bendrauti su juo. Ir, dar paskutinį momentą, kurį paminėsiu, turbūt jau šiai dienai, jau prabėgo 30 su viršum, nesvarbu. Ką dar paminėsiu, kažkas iš karto sako, tai nėra laiko. Nėra laiko, čiagi toks amžius, mes bėgam, mes ten krūtam, judam, Martinai, kur čia skaityti žodį, dar čia kažkokias vaizduotės piešti. Niekada to nedariau, tegul menininkai tai daro. Tu aišku nieko gali nedaryti. Dievas visiems tave myli, tik tau bus sunku priimti tą malonę. Mes kalbam apie tikėjimą, jo, kaip sustiprinti mūsų tikėjimą. Mes kalbam apie tai, kaip tą malonę taps kūnų tavo gyvenime konkrečiai. Kaip tie Dievo pažadai pasakyti prieš 1000 metų, kaip jie materializuosis va čia dabar Lietuvoje 21 amžiuje, va kur tu esi šiai dienai, jo? Tai aš galiu jums pasakyti paprastą dalyką. Pirmiausia, kažkiek laiko būtinai reikia. Jeigu tai yra jums svarbu, tai jūs rasite laiko. Jo? Galbūt ne taip svarbus jūsų serialas mylimas arba ten dar kažkoks tai dalykas ir jūs atrasite laiko tam. Bet dar vienas svarbus pastebėjimas. Jo, čia ta prasme nereikia turėti iliuzijų, kad čia viskas kažkaip našaram turi būti. Taip, Dievas tave myli, bet jeigu tu nori, imk. Jo? Jeigu tu ten myli futbolą, tai tu atrandi ir pinigų, ir laiko, ir visko, kad nuvažiuoti į tą pasaulio čempionatą, sumokėti begalę pinigų, kad ten pamajuoti vėliavėlę žmonių minioje, kur tavęs net nesimato ir tu to futbolo net nematai iš tikrųjų, tu ten sėdi, ten neaišku kur, ten per teliką viskas tau gerai matosi. Čia taip iš praeities. Bet jeigu tu nori, tai imk, jo, čia užteks ten seiliuotis, ta prasme, jeigu jau užaugai ir nori turėti savo nuomonę, tai tada ir būk suaugęs, jo, grieb, imk, daryk. Bet antras svarbus momentas irgi, kad žiūrėkit, laiko, kad pergyventi, mes atrandam dienoj. Jo? Mes kažkur tarp visų savo darbų atrandam laikelio papergyventi, nusipiešti visus tuos neįgiamus dalykus, kaip čia bus su mano darbu, kaip čia bus su mano šeima, kaip čia bus su mano mašinai, ten ir taip toliau. Tai vat aš siūlau pakeisti tiesiog. Naudokit tą laiką, kad nupiešti, kaip fainiai bus su jūsų mašina, kaip super bus su jūsų sveikata, kokia nuostabi jūsų šeima, koks puikus jūsų darbas, kokios fainios pajamos, kiek dovanų nuostabių ir taip toliau. Pieškit. Ir jūs pradėsit matyti, kaip tai atsiranda. Mes, pavyzdžiui, ačiū Dievui už mano žmoną, su ją aš labai daug dalykų atradau viešpatyje. Ir vienas iš tų dalykų, ką dabar noriu paminėti, tai yra tie svajonių kalendoriai vadinami. Nežinau, gal kažkas matėt pas mus namie? Vizualizacija, jo. Vizualizacijos žemėlapis. Jeigu priminsit, galiu parodyti, jis ten ne pagrindiniam kambarį kaba, ten trupučiuką
saugiau. Va, tai galiu parodyti, iš tikrųjų fantastinis dalykas. Žmona, kai jinai darė tą dalyką, aš visai nedaug jai padėjau, galvoju, žaidžia moteriškė, kom žmona nežaistų, jo svarbiausia, kad patenkintų. Ačiū Dievui. Bet praėjo metai ar 2, mes jau pagimdėm pirmą vaiką, man atrodo. Ir aš meldžiuosi eilinį kartą ten savo kambarį dėl kažko tai. Ir mano žvilgsnis tai bam, o ant to svajonių žemėlapio, reiškia vežimėlis vaiko, identiškas su mūsų vežimėliu. Žemėlapis padarytas prieš kaip minimum 2 metus iki vaiko gimimo. Ir aš supratimo neturėjau. Aš šiaip labai skeptiškai anksčiau į tai žiūrėjau, tuo labiau aš nežiūrėjau tų detalių. Aš žiūriu viens prie vieno. Suprantat, kaip įdomi? Mane tai labai užkabino. Ir po to daugelis dalykų išsipildė, kurie ant to žemėlapio buvo uždėti. Suprantat? Dievas nori, kad mes kurtumėm. Mes kūrėjai. Dievas nori, kad mes žiūrėtumėm į žodį ne kaip į juodai ant balto liūdną knygą, dar ją kažkodėl daro visą laiką juodos spalvos. Pirmiausia, jinai ne juodos spalvos, jinai spalvingiausia knyga, kokia gali būti. Jinai duoda gyvenimą, jinai duoda gyvybę, sveikatą ir visą kitą. O kitas dalykas, Dievas taip sukūrė, kad mes kūrėme. Jo? Dievas pasodino Adomą ir Ievą į sodą ir sako, prižiūrėk, vat kaip tau. Tu nori, kad medžiai būtų kvadratiniai, kirpk juos kvadratinius. Nori apvalius, kirpk apvalius. Nori ten, kad čia nebūtų išvis medžių. Prašau, kurk. Jo? Ir mes tai darom iš principo šitoje žemėje, jeigu mes pažiūrėsim aplinkui. Tai yra normalus mūsų procesas. Tai mums reikia Dievo žodį atnešti į tą procesą. Atnešti į savo darbą, atnešti į savo laisvalaikį, atnešti į savo šeimą. Kurti su Viešpačiu, kurti tuos vaizdus pirmiausia mumise. Jeigu mokat, galit, nupieškit. Jeigu mokat, galit, sulipdykit, nežinau, kas jau ką moka. Sudainuokit, eiles parašykit. Čia viskas iš Viešpatės ir Dievo žodis, tai yra būtent ir yra ta siekla, kuris su mūsų vaizduote santykyje atneša tos vaisius, gimdo tos vaikus, suprantat? Kaip moters įšios jo su vyro siekla duoda fantastinį dalyką. Ir čia Dievo viskas sukurto, ne mes čia viską sukūrėm. Ar padarėt vaikų, kažkas sako? Ką padarėt? Ką jūs ten iš to viso proceso padarėt? Jokai, jo? Čia Dievo sukurta viskas, visas tas sudėtingiausias mechanizmas. Tas pats ir čia. Čia Dievas taip sukūrė, kad jo žodis, jo sukurta vaizduotė įdėta į žmogų, kažkaip tai paskui, kad tampa kūnu. Kas iš mūsų? Paimti žodį, įdėti į vaizduotę ir pradėti kurti. Be to, be abejo, kad mes kūrėme su šventa dvasia. Šventoji dvasia, tu rodyk, kaip tu matai mano ateitį, kaip tu matai šitą sferą. Jo, aš kalbu, kad Dievo žodį vizualizuoti, jo, bet plus visos tos svajonės apie ateitį. Kur tu mane vedi? Kiek aš dar gyvensiu šitoj žemė? Jo, 20, 40, 60, gal dar daugiau metų, jo? Kas uždėjo ribas, čia dar klausim. Čia jau kita tema. Bet Dievo žodis yra gyvas ir vaizduotė čia yra ta vieta, kur jisai atgimsta, jo? Tai yra mūsų širdyje. Tai ir yra ta dirva. Bet mes turim sąmoningai tai pažiūrėti ir pradėti tai daryti. Amen? Super. Davai, dar pasimeldžiam tada ir aleliuja. Viešpatie, dėkojame tau. Dėkojame tau, mūsų Jėzau, ačiū tau, kad tu parodai Viešpatie savo žodėje, kaip svarbi ta pozityvi vaizduotė. Viešpatie, piešti tavo paveikslus savo gyvenime, piešti tavo pažadus savo gyvenime, ten, kur mes esam šiandien, ten, kokiam amžiuje esam, kokiam mieste esam, kokioj valstybėje esam, Viešpatie, kokiam savo gyvenimo etape esam. Viešpatie, piešti su tavim. Aleliuja, mokink mums šventoji dvasia. Parodyk mums tuos vaizdus. Padėk mums išgyventi tai, kas parašyta rašte. Kaip Jėzus gydė, kaip buvo išgydyti visi. Ką tu sakai apie mus, Viešpatie, kad mums duota valdžia būti tavo vaikais. Koks paveikslas, ką tai reiškia? Ką reiškia, kad mes pasodinti Jėzuje Kristuje, tavo dešinėje, danguje, soste.
Viešpatie, ką reiškia ateiti prie malonės sosto ir priimti malonę reikiamų laikų, pagalbą. Aleliuja, šventoji dvasia, dėkojame tau už tą bendradarbiavimą, dėkojame, kad tu atnešėte žodį į mūsų gyvenimą ir kad tu padėsi mums piešti tos vaizdus. Aleliuja, priimam Jėzaus Kristaus vardu. Aleliuja, šlovė tau. Amen. Super.